Atlikę pečių sąnarių mankštą, sekantį pratimą atliekame vibracijas. Atpalaiduodami sąnarius, pradedame švelniai purtyti visą kūną. Viršugalvį nukreipkite aukštyn, smakrą nuleiskite žemyn, o didikaulių palenkite pirmyn. Nekeldami kulnų, švelniai pradedame purtyti visą kūną. Lankstome kojas per kulkšnis, kelių sąnarius ir per kirkšnis. Po truputį stipriname vibracijas, didiname vibracijų amplitudę, švelniai purtame visą kūną. Pajauskite, kaip atsipalaiduoja viso kūno sąnariai. Kulkšnis, keliai, kirkšnis, pečiai, alkūnės, riešai. Jauskite netgi, kaip vibruoja pirštų sąnariai. Pirštų sąnariai atsipalaiduoja ir švelniai purtame. Smakrą nuleiskite žemyn, viršugalvis nukreiptas aukštyn. Atpalaiduokite apatinį žandikaulį, kad vibracijos metu dantis kaukšėtų. Apatinis žandikaulis ir viršutinį. Tuo būdu sukeldami vibracijas ir švelniai masažuodami dantenas, gerindami kraujotaką dantenose. Visą kūną atpalaiduojame, vibruojame aukštyn žemyn, išilgai savo centrinės ašies. Viršugalvis nukreiptas aukštyn. Stenkitės išlaikyti stuburą tiesą, maksimaliai tiesą. Pėdomis atsispiriame į žemę ir vibruojame. Vibracijas tęsėme maždaug apie 1 minutę. Kvėpavimas šio pratimo metu labai paprastas. Įkvėpiame giliai ir trumpomis porcijomis iškvėpdami orą vibruojame, kol iškvėpiame visą orą. Tuomet vėl įkvėpiame per nosį ir vėl iškvėpiame trumpomis porcijomis, tol kol nebėra oro. Užbaigę pratimą, ramiai pastovėkite, atsipalaiduokite, pajauskite savo kūną iš vidaus, pajauskite, kaip jūsų kraujotaka suaktyvėja per visą kūną, pajauskite, kaip suaktyvėja gyvybinės energijos srautai jūsų kūne, pajauskite visą savo kūną iš vidaus, atpalaiduokite savo kūną.